Taigi manęs buvo prašę padaryti analizę apie STRK, STAR. Taigi pasižiūrėkime, kas joje vyksta ir kas darosi. Matome didesnėme time frame pagal dieninį grafiką mes buvom pasiekę $7,69 ir paskui staigi susitraukė rinka ir nuvažiavo žemyn. Pagal tai mes galime identifikuoti, koks yra trendas. Matome, kad tai yra meškų trendas, buvo impulsinio judėjimas gal ir matome po to vėl pradėjo judesius daryti, tiek krito toliau žemyn ir po to nuo jos apačios, kaip sakoma, susidarė konsolidacija ir pradėjo tolimesnė kelionė į viršų. Kuom įdomi šita vieta dabar? Įdomi yra tai, kad buvo pralaužta prieš tai buvęs judėjimas atgal, nors buvo atėjęs, matome, į suportą, bet toliau lipo ir pralaužė ir grįžo į prieš tai buvusį suportą, kaip gauti paspirties tolimesniam kilimui. Tai dabar tik yra klausimas, ar pralauž esamą šitą vietą. Jeigu ją pralauž, pažymėsime aukščiausią vietą, būtent šitoj vietoj, jeigu ją pralauž, tai didelė tada tikimybė yra tai, kad pradės daryti trendą į viršų, bet pirmą turi pralaužti šitą vietą, kad kūnas susidarytų aukščiau už prieš tai buvusią struktūrą. Jeigu tai padarys, tai didelė tikimybė tolimesnio kilimo. O jeigu ne, tai tada pasileis biški žemiau ir ateis į konsolidaciją. Arba konsolidacijos apačią patikrins, arba konsolidacijos viršų ir nuo jos gaus paspirties. Taip pat yra šičia papildoma struktūra, nuo kurios gali jinai tiesiog atšoko. Kaip matome, jinai atšoko ir pradėjo vėl po truputį kilti. Padėkime horizontalią liniją ir matysime, kaip konsolidacijos suveikia ir kaip šitoje vietoje kritimo metu pajudėjo vėl atgal, bet atsimušė į prieš tai vėl buvusią struktūrą, kaip ir šičia matome jau šoko, bet jisai yra aukščiau negu prieš tai buvusios konsolidacijos. Tiek šičia, jeigu paimsime, pasižymėsime, tiek čia ir matome buvo sąveika šitoj vietoj struktūros. Tai jeigu dabar nuo šitos vietos atšoks, šitą raudoną žvakę pasidarys žalia, tai didelė tikimybė, kad eis į rezistinę zoną ir jeigu ją pralauž, tada gali būti grįžimo atgal ir tai parodo, kad meškų trendas jau pasibaiginėja, o prasidės bulių trendas. Bet atminkime, kad irgi čia yra suporto zona, į kurią gali atsimušti ir vėl pradėti po truputį leisti žemyn, grįžimų, kaip, sakykime, trendų patikrinti vėl prieš tai buvusį suportą. Tai būtent tokia pakol kas yra analizė žiūrint į STAR. Tai būtų tokia analizė apie STAR, belieka laukti ir žiūrėti, kokius judesius darys ir kaip eis į viršų ar į apačią. Tai mes pasižiūrėsime pagal esamas lygius, ką daro ir ką planuoja daryti. Tai būtų tiek apie STAR ir laukime, žiūrime, kas bus toliau.